čia tipo pati pradžia, o ne? Bobikai. Na, bobikai. Obolių tai nemažai, ne? Obolių tai turi būti. Naujų obelų nieko neturi, ne? Yra pora, bet ir tos periboras. Aišku, nereikia, nu. Lamba niekam nereikia dabar to obelų visą. Šeimininkas. Visi yra čia. Šeimininko draugas. Na, čia dar nematytas šeimininkas, ne? Matytas, švaižyta, kas ant durų. Į mane panašus. Ne, panašus. Gaila kojų nesimato. Ja. Užpakalis. Nu. Rodyk tą vaizdą ant durų. Tai čia įkiš parodyti. Ja, čia dar yra. O, čia gali gyventi? Na, prabangiai. Nu. Dar ant čia, dar vaizdas ant vidinių durų. Ai, čia, čia jau nebe aš. Toks toksai. A vienas tai čia dabar būni? Šiandien. Šiandien vienas išvažiavo buvo, galėtum išvažiavo į namo. Pro kurią dabar pusę eisim? Aš žinau, kaip čia. Palauk, kuris, ai, ne tas berg, bet ir tas jau čia pusė nebėra jo. Na, jau, bet... Jis anksčiau nugriuvo? Viršūnę pjovau, ne. Ai, tu pats pjovai? Aš nupjovau, buvo jinai ir taip žema, žinai, viršūnė, kelias šakas nuvariau, buvo, tokios šakas nudžiūvę, kelias kabėję netorė, žinai, tai ten tik tokių reikalų visokių buvo, žinai. Daugiau palauk, kas čia buvo. Punkinukas, nežinau, gal nematėjo, čia buvo jis irgi. Ne, nemačiau. Ne, nebuvo jo. Čia praknisiai giliau kažkaip, ne? Ar vis buvo? Visai nebuvo. Ai, visai nebuvo. Naujai aš padariau. O ten palauk, kur eina takelis. Ten į mišką. O kur tavo tasai bokštas? Bokštas tenai. A, aš užmiršau. Taip. Tai eisim ir iki bokštą, ne? Galima ir pro čia, aišku, pro mišką. Ne, gal einam pro teritorijas, dakoja nusilauž paskutinė. Na, paskutinė. Draugijos pirmininkas bus invalidu. Bėga kibirą. A ne? Iš viršūnės tos, a ne? Nu, va tos, va, padėjau po kibirą. Ai, na. Ne, va, po šitą šaką. Nu, kur Ir atsikišus. aš taip, žinai, aš pjovau kaip tik pavasarį. Tai gal ten per parą, gal 30-40 litrų pribėgdavo. Eik. Tai sulos turi prisivaręs gal? Yra, galėsi duoti, tai jeigu norėsi parsivesti. Atsigerti, nu. Ten paruošta, tokia parauginta, tipo, bet valdžia rūksta, tokia nebloga. Į ką tu dabar veiki, sakei, va šiandien, va. Dabar va ką veikis į specovkį. Aš tam, šiukšlėtą ten išvežiau, maišą didelį sukrovą. Žodžiu, kaip aš neguli, ko užvertis. Jo, nelabai išeina pagalvėti. Džiaugiuosi, kada čia atsidurs, blema. O va ten gulė, ne? Kaip visą laiką. Palauk, gal ten buvo dušas, nebuvo, ne? Irgi dušas, bet... Buvo, yra. Yra dabar, ne? Yra. Ir anksčiau buvo. Aha. Dušas, tualetas. Va, krepšys nebuvo. Čia atnaujinau, buvo senas. Nusenas, jo, atsink. Tai nepralošė iš kartą seną, nuvežiau į sostinę, pridėjau. Čia 3 ant 3 padarai. Jo, čia 3 ant 3 padariau. Viskas veikia, ne? Ja, veikia ten. Kaip apžėlą, palauk, čia piniais, ne? Ne, čia vynogiam. Ai, alyvo, yra alyvų? Būna? Vynogių tu? Ta vynogių tai yra. Būna, tik tai reikia biškį, dabar gal rugsėjai kokiam turėtų būti, jau dabar biškį tos rūdonuoja. Net sklepą nebesimat. Labai gerai yra, tipo, skani net, valgyt netgi geresnė nei parduotuvėje, o kita rūšis tai tokia, biškį tokia labiau gal, sultim savo baliais gali daryti, žinai. Atvažiuok sulčių prisispausk ekologiškų, laiką turi. Ai, nieko nebereik. Mes su Laurinu pernį vasarą, užpernį gal net nebeatsimenu, susigalvoja jisai, davai, jo ten draugs braškis augina, na, ir žodžiu, privežė tų braškių ir davai vyną daryti. Tai padariau, žinau, po 20 litrą padariau. Jau pagal receptą dariau ir yra dabar pirkti visokių tų mėlių, taraugai ir taip toliau. Ne taip, kad... Mėlių, tengi tie kažkokie dar vadinasi. Jo, viską dėjau, kad neberūktų. Sulfidai ten reikia dėti, nes tai rizikinga, kad nepradėt per rūkti. Tipo, kaip jeigu natūraliai darai, tai išpilti
į kubilą iš bačkos tos, ne Nu, bačkos. nu jau, kur auginau, nupyliau, nusadinu, vėl perpyliau, vėl ai, žodžiu, yra ta žaidimą, atingi. Bet tai jau dabar jau yra jau laipsnių, ne, jau. Yra, jau sen, jau gal 2 metai stovi, nieks labai jo neliečia. Biškai pa 5 metų išlaikymą padarys. Na, supilsit į butelis. Ne. Bet irgi tau čia girdi vis tiek, kas kiek laiką pjauni tu čia? Taigi turi skūsti ir skūsti čia, skaityk. Į savaitę bent kartą turi, ne? Lauką skučiau po mėnesio dabar, bet blemba jau reikėjo kelti aukščiau ir ant greičio nepavažiuosi, jau biškai tormazas. Kas 2 savaitės gerai, žinai. Kiemą tai kas savaitę varau, žinai. Turi traktorių, ne? Jo, turiu traktorių. Išaugę pirkai gal? Ką? Išaugę? Ištylės? Išaugę, bet aš pirkau ne naują, jis ten žadėjo naują kažkaip, bet tempės tą gumbą, bet seniai aš pasipirkau jau gal 10 metų vaiką, žinai, paremontuoju ten, bet atlaikė dar tiek metų, ką norėtų. Bet jo nebūna, nežinau dabar, kur ten perleido dukrą, man Jo, atrodo. kažkaip labai nebūna, nu kiek. O, ten kažkada nekėlė, kada kalbinau. Kažkada skambinti irgi nekėlė. Jo, aš kalbinau, jis galvoja, žinau. Savo pasaulį ten kažkur matau. Jo, kažkas nekė apie Tailandą nori atidaryti parduotuvę ir... Jo, jis tengi ir tą, ir matyt, ten tas stadionas toks yra, šitas likęs gražus visai, bet nežinau, gamas. Reikia biški hebras prilengvinti tinklinį, bet jau būtų atskira tokia. Ai, čia pieva tokia, ne? Pieva, šią žinai neapleidžia. Gan nebloga tokia, dabar medžiai. O tai palauk, kai mes buvom, kas čia buvo, apžėlį buvo, ne? Ne, aš pjaudavau visą. Ai, o ko mes nematėm? Kad jūs nedaėdavot. Nedašliaužavom? Alaus išgerėt. Žiūri bačką, ne? Jo, bačką žiūri kaip varva, kaip ten darysi. Na. Taigi ta eglių tvora, žiūrėk, kai užauga, žytės sadinau. Žilvyčiai užauga, o tokia tvora irgi gerai, žinai. Beržai, kad tie užauga, blema, buvo mažaliukai tokie. Pušys. Palagit, šitą 2 kartus gilinai tą, ne, prūdą? Nu, čia per 3 kartus. Ar net per 3? Kasimas. A kuris šį dabar, ai, ant pirties ten buvo nugriuvis tas beržas. Ne, ant pirties guli dar. O čia girdi yra mašina, kiekviena kažys. Braškas auginam. Kaimynai, ne? Bendraujat? Retkačius. Į mėnesį 2 kartus. Nu, ta dažinėlis. Čia Panevėžio rajone kažkur jie, ne? Ne, jie Šakių rajone. Palatavo, kas jin per giminė? Tartavo ar kaip ten? Jinai dipterėčia. Šio laužo, kuriau per Joninės, baliama, koks geras. Gerai čia, ne? Super. Dabar iš naujo kraunu, žinau. Kitom Joninėm. Nu, arba ne, naujiem metam. Naujiem metam, manau, užpulsiu. Drama man patiko. Gerai buvo. Yra riešutų. Žiūrėk, yra, atrodo, ne? Man atrodo, jo. Bet jie kažkaip lemą kirmelės apstoja, tai voverės nugliauda greitai. Yra. Nu, negali išbuksuoti. Nu. Šlaužavėtės. Jo. Ačiū, tu čia praknis ar čia atsikni tą duobę? Ne, čia kaip kasiau, buvo 2 beržai, da čia didelį. Ir bandžiau palikti, ale gal užaugs, bet šaknis biškiai užsivertė ir ragai jam gavas, kad, na, užspaudė tas šaknis, pradėjo džiūti. Tai aš nupjau ir palikau, žinai. Sakau, bleba, laužavietė gera, bet broma, kaip gerai. Kūrenasi, eina savo. Traukimas toks gaunas. Jo, gerai sakai, traukimas grinai toks gaunas, žinai. Pala, kur tas beržas buvo, aš nebepamenu. O čia buvo tarp pušų ir tarp ąžuolų, nu dabar duos. Ai, atstumas dar buvo bišita. Ai, vagį nugriuvęs, nu. Bus dabar erdvės, tie pušys paaugs, ąžuolai tie paaugs. Šiandien bandžiau visi. Ai, bet tai liuobė per stogą, tai su viršūnė, ne? Jo, su viršūnė gavos. A, bet jeigu būtų va toks išgriūtų šakės, ne? Tokias nuvirs tam stogui visi kiaurai eitų. Eina savo, nu. Nieka draudimas apdraustas. A, tai išmokė, ne? Kokiem draudimi? O, tai jie gerai moka. Tai labai gerai, žinai. Nu, va, malkų tavus ne visai žiemai. Malkų čia dobrai, galima dar susitvarkyti reikia.
Ai, vagi tavo tapilaitė. Aš čia dabar biškį jį atnaujinu. Buvo laiko, reikia apačią jau padariau, sustiprinau, žinai, buvo biškį iš šono kažkaip pakrypęs nedaug, žinai. Ai, tai čia teisinga. Tu šitos čia įkasėjai ar įkalė kažkaip tas betonas? Ne, šitos kaliau stulpus ir po to biškį pabetonau, žinai. Bet stulps kaip tai įkaliai? Nu tai ką, į tą ploną vamzdį tokį įstatai ir kali su kuvalda. Sukali kokį pusmetrį, kad būtų ir tada būna toks kaip štyris, ar tas centras, žinai. Dada geriau laiko, žinai. Tai vistiegi čia svorė yra. Nu, yra biškį, žinai, ten dabar viršų reikia taip pat padaryti, sukelti pužypę viršų, tai visai nieko tas vaizdelė. O antis, kad nebaigšti. Nu, antis ne. Tai 2 metai stovi vietoj. Nesijudina. Be baimė. Žirybų biškį neblogai buvo. Dabar tai neaišku, jeigu įveitum šitą vakar raudoniks, kelis radau. Tamba, aš gal nežinai, nelipsi, ko gero. Gal tą geriau. Bleda, žinai, nenori. Juokinga. Tai viršui tai taip. Ai, bendrai čia nieko baisus. Palauk, Irgi taip pat. Kaip užlipi, taip ir nulipi. Nes statumas tas neišeina. Neišeina iš templo, žinai. Ai, čia malkinį padarai. Ne, čia aš dabar matai. Statybinės medžiagas. Man būtų iš karto. Aš čia padaryčiau, žinai, kažkur kitur dar perkelsiu, padarysiu tą, tuos šonus dar taip sutvirtinsiu kaip apačioj. Skersinės to, žinai, prisinešiau, kad man būtų garantuotai, žinai, nebereiktų ieškoti. Ir toks, žinai, visai tarp pušų tokių atsiranda biški. Pušų oazė. Nu, pušų oazė. Restoranas Pušų oazė. Stirniškėse. Staigiai raudant stabdžių buvau primiršęs, pagalvoju, suabejojom tą kairę poskas, taigi kalbą, bet paskui, man kaulikiai buvo kairis. Pasūrininkė vos nenuvažiavo. Ai, tiesi pasūrininkė? Jo, būtum pasūrininkė. Nebesainam pasūrininkė? Ne, nebesainam kažkaip ten. Saurių nebeturi. Nebeturi, ne. Ten tas sudarniavo, tasai ten kažko lyna ten buvo, senesnio laiko, ten kažko susidraskė biškė, po to, tasai ten dar nusišarė tą eglučių, tą tvorą, žemę pasiėmė iš valstybės, tipo 0,2, 20 marų, kaip ten didelį traktorių, bet vis nesupranta, kam ten reikalingai, žinai, dėl darnumo, matyt, žinai. Taigi su didelį traktorių kombainą apsisuk tokiam plotė. Pirminą, jis turi kombainą, ne? Jo, turi. Negali panaudoti? Ne, tai naudoja, ten sėja kažką, sadina, ten grūdus kažkokius. Ir darniuoja, kad važiuoja kiekvieną kartą į arti su dideliu traktorium, kągi ten. Čia va tavo, kur apipjautas, skaitas tą žemę, jau tavo, ne? Jo, panašiai, va. Iki medžių. Eina jo, va, kur mes ėjom panašiai, tą teritoriją ir ėjom, žinai, čia pro tą irgi. Kada girdi kvadraciklą, čia išvysim ant tų kalniukų? Viskas jau bėžas, va, yra. A tai jau lakstai? Jo. Ai, rimtai? Lakstau. Naujas. Nauja, ne? Nusipirkau, nu. Tai pala, mes pročiai einam dabar? Jo, pročiai galim eiti. Pabaikim apeiti. Rata, nu. Ai, nusipirkai naują, tai jau lakstai, sakai. Jo, dabar, žinai, priekabą jau pasiėmiau neseniai. Bet tau pačiam gerai atsiveš kažko, ne? Jo, gerai, va dabar, pavyzdžiui, tos rastus, malkas kažkokias, kur tu ten prasi. Gal važiuoktum, jeigu su mašina, sukiokis, aš prie pat privažiuosi, priekabą mažutę, žinai. Nu, aš kaip su žuvim reikalai? Va, plaukė dvi, matai. Kaip tik pas tave. Ai, didokas. Tai tos iš didesnių, kad blema 3 lenkai tie ar 4 dinga, ar tas blema garnys nudžiovė. Kas tas garnys? Tas toksai parazitas, kur skrenda toksai jiem kaip skrenda. Ai, paukštis, ne? Paukštis. Taigi jie ten gama. Sakai, galėjo išvilkti, ne? Jo, galėjo gama. Ir čia atrodo didelį tokie buvo jau, bet šiemet nebematau. Ir jie čia vis pastojo sukiojas, tai dabar visą parą net palieku radiją jungia, žinai. Gal biški baida, žinai, rugsėje, kaip pradėjau, neišjungi tos radijos. Pagarsinu biški vakarė, žinai. Čia drėgmės, va toksai vėsų jiem. Jo, grybų neblogai buvo. Ai, va čia irgi randi, va tarp čia, ne? Va čia baravykų buvo, lepšių čia, na, kelis kartus. Neblogai, dabar tai ūmėdas labai tokias likę.
O ten tolyn eini grybauti, dalis praeinamų vietą, ne ten. Ne, va čia, Aš jau matai, kemsins. Tas kirtimą va darė, va čia buvo grybynas geras baravykynas, toksai viską iškirto, matai, 2 metai tas augo šitą. Tai dar va ta linija, matai, seną liko, tai nekirto iki galo. Nu, jie, aišku, tie geresnį plotą biški kirto, kur daugiau gal ir pažeista, čia biški mažiau, matai, eglės tokias dar sveikas, bet tam kampe ten kažkaip labai vėl pradėjo džiūti. Gal kokių 20 eglės išdžiūvo. Labai gimčiai, visas valdas apžiūrim. Bet čia jau nebe tavo? Ne, nebe mano. Kieno čia žemės? Nebe šitų. Tu viskai nelenko, žinai. Karabaso. Takelis, o čia skataračių praleidžiu. Markizo Karabaso. Markizo Karabaso, žinai, prašoma. Palauk, šitas senas tūliks nukelt, ar kaip čia yra? Senas. Čia ir buvo jis, ne? Čia jis ir buvo. Ai, ten naujai pastatė. Ir lyka esi toks, žinai, ten naujai padariau. Bet dūminę laukia, blama, kad aš čia prieisiu. O tą dūminę ką darysi, rūkysi kažką? Ne, dūminę pirtis. Nu, fainai, nu. Tokie, žinai, mažiau jau yra dūminė, tokiam pirtininkam ar kam. Nu, gerai. Tai gerai, buvo. Tai įdomus kažkur. Pas Rolandą, man atrodo, tebėra, jis taip ir nenugriovė tas dūminės. Ten Zarasuose. Ai, nu, pasilika, ne? Neatsimėt, senai buvau prieš 20 metų. Kada buvo sutikęs kažkur. Skambino man vakar, jisai važiuojant tą šalą. Jis ten pats tom vištom dirba. Jo, su vištom. Gerai, žmogus. Atskiras dar. Nu. A čia nėra žuvyčių? Spalvotų yra įleista, bet dabar nesimato. Bet vandenuko čia nedaug. Nu, nelabai, bet jom vasarą gerai, žinai, čia būna papildyt galim. Dabar labai nuslūgo, va, paskutinės kelias savaitės. Matos, kiek buvo vandens dar. Na, buvo. Ten Va, dar vienas tvenkinukas yra. Smėliuką pažaisti kruvytę. Smėliuką. Kaip mersiukas? Bet gerai juda skaityti. 4 metai, blėt, be jokio remonto, be nieko. Kaip tavo džipuks rėda, nu. Rėda. Širokas, skaitas. Žinai, skaitau ten, nu, pataikau. Palauk, čia nebuvo to prūdelė, ne anksčiau? Nebuvo, čia irgi. Kada jis čia atsirado? Gal kažkokius 5 metus. Tai kada mes čia buvom pastavę? Nu, paskutinį, kad vasarą, kai buvom tada. Vasarą, nu. Nu. Ai, nu jo, tada tu naujų metų nebuvai. Ne. Naujų metų tada buvo Hebra šventė, tada tu nebebuvai. O, ten tai jo. Čia irgi žuvytės, ne? Jo, čia irgi tie karo šubukinai. Neteina kokių meškeriautojų. Ne, nei vieno, tik tai nebent garniai, krankliai. Pagrindiniai. Jo, krankliais net vagavo vieną žuvį, aš taip važiuoju, čia taip per tarp pušų žiūriu. Krankliais vaikštas, kažkaip vandens gers, nei gal nežiūriu, hop, karosą vieną tarp. Jam mėsaus duok. Tarp snapo, nu, ir ten net žolėm maitintis. Nu, einam, čia pabaigiam eiti. Į sodą. Į bliūdą dėt kokį didesnį, gilesnį, tokį tipo levazoną. O čia aš dėjau tokias dėžės, kaip būna plastmasinės mėsos, ten dėžės kokios, žinai, tai va tą įdedi ir jos tas plečia, nu, tada užsikabina, žemę pridedi, net taip išsiskaida, žinai. Bet gerai užsivaro. Žuvim gerai gal, ne? Na, žuvim labai gerai. Nes ta augmenija, keičia tą visą. Ar taip, bet nėra planos dar nieko? Dar nėra kažkaip, matai. A čia užkabini gal grandinę po to? Grandinę užkabinu gerai, žinai. Lamba elektrą mat neprivesta čia. Bet elektrą reikia pravedinėti kasti, žinai. Kažkada. O dėl ko tu nori elektrą? Šiaip, kad būtų? Kaip dėl vartelių, kad sakėsi, jeigu atsidarytų, kad, žinai, daryt, kad atsidarimus, kad pastatyti gerai būtų. Bet jau ką, tada reikia kabelį dėti, ne, po žemę? Ne, tada kabelį reikia. Yra dabar tokių jauna tokias kaip ir aparatai, tokie siauri, mažiukai, nebe tokie dideli, žinai, gal ir išpjautum. Nes su tais traktoriukais tipa, ne? Ką? Traktoriukais tais mažais, kur kas? Traktoriukai būna arba išvis kažkiek vos ne kaip žolėpė. Jo, gali būti. Mini, jeigu nedideliam gal darbam ar kur
kaip šiandien nežinau jų pajėgumą. Nu tie tai traktoriukai tai gerai varo. Biški balaganą tvarkausi, čia mat garažą noriu atlaisvinti, dabar buvo prikrauta visokių senienų. Į kas čia bus? Nu, tai ten pastatyti priekabą, keturatį gal kartais pasidėti. Ai, einam da kur stovi keturatį? Ne, ten salė bus. Daik jo nedėjom. Nu, nedėjom dar. Nu, bet dabar buvau, matai, jau virš metų nebuvau išvažiavęs, tai biški kažką pasitvarkiau čia, bet čia blemba atrodo. Bet čia irgi palaukti, dabar visą savaitę dirbi kažką, tai, ne kažkur objektai. Ne, dabar kaip ir beveik neturiu nieko tokia labai. Jau pabaigi ten kažkada, kur tu čia važiavai, sakai? Palevenėnai. Aha. Nu, beveik dabar tas pagrindiniai pasibaigė, dabar nebent žinai, kada jis sakys, kada ten reikia. Ne, tai kažkokie nupjaus, trešnis tokias didelės prie stovi, prie tvarto, žinai, kad ten jam neužgriūtų, žinai, kaip sako, viesulas praėję, tai biški pasidarė, žinai, baisiau, kad tipo tiegi kaip tie, nu, tipo, tas viesulas, žinai, kad po to jam ten reikia langus biški uždėliotos, tiesgi kaip tie, užpūsta putom, bet ne užsandarinta, reikia putas tas iškrapštyti ir uždėti. Nu, va, stalai paruošti. Paruošti viskas. Kepsninė. Kepsninė. Tada plovą, kai kepiam. Tai va, nuo tada ir buvau paskutinį kartą. Tai jau praėjo kokie gal 5 metai tikrai. Turbūt, nu. Plovas geras. Tai va, Hebra atvarą čia baliavoja, ne tada? Čia, ten blogai. Čia arba ten, žinai, kaip pagal. Įvairiai, žinai. Dabar nauja metam jau užsisakė, buvo Hebra tokia. Atvarė tokie. Pažįstami kokie? Ką? A, giminės? Ne, jų giminės, pusbroliai, pusselės, šalyčių, iš Vilniaus, iš Širvintų ir... Čia jau didelė Hebra, ne? Jo, jau gal 15 kokių. Tai naujiem metam jau jie, tipo, jam čia patiko. Užsisakė, žinai, tai atvarės. Naujiem metam jau nebereiks ieškoti, žinai. Ir jau taip susidraugavom, ir jau kartu ir sutiksim tuos metus, žinai. Ten miegamieji. Ja, miegamieji. Miegamieji, balkonas. Pala, ten dušas, ne? Buvo, atsimenu. A veikintis? Tas veikia. Virtualytė. Nu, valiuks. A kaip šitaip įdomi kabinų tokia? Dėl taupumo. Ai, atsistumina, ne? Jo, atsistumina, nes jeigu dėtum, nebeliktų vietos. O dabar tos užėjinė vietos, jeigu į dušą, tai atsistumina ir gerai. Nes tos vietos, kai nebuvo daug, tai reikėjo biškai galvoti kažkas. O čia veikiantis aparatūra visas. Jo, viskas veikia. Ratai visi veikia, dirbia viskas čia. Viskas dus. Ai, va čia, garintuvas, ne? Čia dujinė ar elektrinė? Ne, čia pečiukas toksai. Va čia, ne? Toks kaip ir šildymai, gal kepimai galima, aš nebuvo, bet kaip žiemą. Kuplet man atsargiai, čia pribėgo biškai dėl šildytuvos. Turbūt buvo pasileidę. Ai, čia nepasileis, ne? Turbūt buvo aukšti atsargiai, reiks išvalyti. Sakau, Bobi, kai lipame viršų pažiūrėti. Einame viršų. Kad neužmirš dislokacijas vietos, matai, labai dažnai atvažiuoji. Tikrai, žinok, guli galvoji, bet paskui gali galvoji, bet kada be atvažiuosi, na? Čia da pakvietai nevažiuoja. Ir oras geras, viskas svarbiausia, nieko neveikia. Sergu tik, sergu, nu irgi darbas. Laim vakar grįžti, ką veiki, sakau, sergu. Kas yra? Taigi traumus. Kuriai kojai, sakat, taip pačiai. Kuriai kojai. Ai, va. Čia žinukai pripūsti. Tai čia per tvarkyta, negu anksčiau buvo, čia jau daugiau kažkas padaryta, ne? Negu prieš 5 metus, kai buvom. Aš žinau, gal biški, man atrodo, siena ta buvo, aš nelabai. Man atrodo. Lampų nebuvo, nebeatsimenu. Buvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vietas. O dar kažkur yra miegoti, ne? Ja, čia kaip ir 8 gal jeigu. Aha, ai, va čia dar gali ištiesti. Jo, šalia dar irgi. Ir, o pirty dar? Šonuose dar, bet čia šonuose, dabar padariau.
Nes čia buvo daugiau, žinai, tai čia skaityk 8. Ir pirty dar, virš pirties, nu ten labiau. Ai, patalynės vienodas. Jo, vienodas kaip Kad nesimuštų. Jo, kaip internete. Na. Čia su gamta, žinai, Na, gamtos vaizdai, čia iš Na, ir vada iš gamtos. irgi iš gamtos. O gal reikia dar Laimos paveikslų apkabinti. Nu. Kaip ir piešis krūvą. Ai, pripieš save. Tai buvo pradėjęs piešti, sakė vėl piešti. Mačiau. Matei, ne? Mačiau kažką, ten gražių pripiešdavo. Nu, žinok, tikrai gražus. Va, rogės. Balkoniukas. Rogės. Binokliai. Brakonieriauti. Binokliai matas, žuvis gerai. Bet čia gerai, palauk, čia tada mes kai buvom, žinok, nebuvo čia įrengta. Bet gal taip jo, gal buvo. Ne, nebuvo, čia buvo suversta, žinok. Kažkas dar ten, buvo daug tų visokių dar buvo nedabaigta dar čia reikalų buvo, nes būdavo, kai ten būdavo tik vasarą, kai būna, tai kažkaip baliamba, tai tą darai, nespėjai, būdavo girdau kažką. O ten tavo girdė dabar nematau akmuo, ten kažkas palėt, toks padaryta kaip tramplinas, va, kur akmenų krūvų. Prie didelio akmens? Nu, ar ten akmuo? Akmuo. Ai, sakau, gal apmūryt, va, kaip čia. Ne, granai akmuo, ten atvilko iš miško, čia už 50 metrų. ne? Radau kepurytę tokią, išlendus va tiek, žinai. Atsakau, davai, iš tą iškrapšty, gal bus koks akmenų, žinai, des. Kasai, karočiui, negali išverti. Nesibaigė. Vos išvertė, tai gerai, kad 8-tonis ten buvo ekskavatoriuks, toksai galingesnis, tai su kibirkštim per tą, kaip tempė, žinai, tam kibirkštis netėjo, žinai, stumė į tą atitempę, žinai. Tokia moliugėlė, vos nepuntuks išlinda. Nu, tai davėsi iki kvadratciklą, ne? Ar tu įslėpi? Interviu. Na, ekskursijas vinis. Ekskursijas vinis. Tu naujai pirkai? Nauja, Turi čia šviesą? Yra šviesa, paklata šviesa. Nu, kai dabar, tik tais. Reikia tą atidaryti. Net šitą šviesą gal mato didelę. Ai, taupiau į šviesą. Tai ta dega kažkiek tokia bliškesnė, tokia, žinai, čia labiau šviesa. Ai, tu naują pirkai, ne? Nauja. Ai, sakau, blemba, tas senus ten pirkti reikia. Krušies ten su jais, žinai. Koks šimatoriukas? Tūkstantinis. Galingims toks jau dabar šiai dienai maksimaliausiai tokie veiks. Aišku, tu čia pirkai Panevėžį? CF Motogi parduodagi tiek, kur. Internetinį tipą, ne? Atstovybė. Ne, gali interneto, aišku, pirkti, gali ten, man atrodo, perkiniečius pirkti, žinai, siūstis netgi gal būna kaina. Ne visat jų ir būna ten dabar, kai paklauso, modeliai nauji išeina, tai jos ten graipsta, žinai. Tai jam garantija jau, žinai, jau visai. Kokia kaina į nepaslaptis? 12. Tai skaityk, kas ten ir ta komplektacija čia jau su viskas. O tai į tą, kas komplektacija gal dar kaip priekabytė eina, ne? Ne? A čia grinai va, ką matau, čia 12, ne? Jo, šiaip būna tie. Ai, bet papildom spinę. Mažesnę galingumą mačiau. Buvo akcija tiem 400-iniam, kad priekabytę mažą duoda dovanų, žinai. Tokia nedidelė. Čia tik surudėjo ir gerai kepa mėsą, žinai, jis toks vidai šylo kaip pečius pasidaro. Čia jau gal vienas iš pirmų pastatų, čia tavo. Čia vienas iš pirmų. Čia dar tas yra kepsninė tokia gerai irgi kepa. Labai irgi gerai. Arba čia pasidėti gali prisinešti tokie kilnojami. O tai čia kur, kaip užkuri ją? Grinai va tą visą dėžutę užkurė, ne? Jo, galima dėžutę. Žarijų kokio, ne? Jo, žarijų. Gerai kepa, ne? Šašlykus gali čia kepti? Jo, šašlykus. O šiaip kitur irgi yra šašlykinė. Jo, yra tenaisgi, yra dar, žinai. Ir plovui virt pečius. Plovui pečius. Gerai buvo tada plovas, ne? Gerai, ant laužo esi visą laiką. Toks jis pasidaro. Nu ką, dar viena vinis, pirtis? Pirtis, na. Senoji vinis? Na, senoji vinis. Ne, nieko, Vasilė, negersi, žinok, nieko, nekravos. Nesinori. Nebent tu pats nori. Ai, ne, tiek to. Dar nelėksi greitai, negalėsim pasėdėti, ant naujo terasai nesėdėjęs. Pasibūs ir lėksi, žinai, ką čia prisėdėsi. Aišku, man nei karvės, nei kiaulės.
Na jo, Laima dirba. kada Laima baigs. 9:30. A, tai Nu, ir- parsivež? Ne, jie parvažiuoja su taksu parveža. A, Jo, o ryte nuveža arba su autobusu nuvažiuoja, kaip dabar aš kai čia. Tai... tipo, įmonės. Jo, įmonės sąskaita. Sąskaita. Mhm. Tai kieno ten priklauso, ten norvegų kokių ar? Net nežinok, iš tikrųjų nežinau. Tai niekada, bet apsiprato jau. Nu, apsipratę. A, čia, tai nuo ko čia, nuo sirbliuką bėga kažkokia. Dar tu turi kažkur užpumpuoti. Tai, nu, sirbliukas, čia sirbliukas varo, aš nesu. Bet tai dabar jungtis, va dabar jungtis, ar kaip pats? A, Nuo slėgio esi. dabar išvarysi ir jis įsijungs. A ne? Ne, tai jis dabar va, jau dabar įsijungia jis ir visą laiką varys. Ne, bet dabar jau įsijungia, ne? Jo, kol ne kranelę neužsukti, Aha. visą laiką trauks dabar. A iš kur tau čia įmai išprūdavo čia? Vandenį. Jo, yra išprūda padaryta, šulinė, du šuliniai yra, žinai, iš visur. A kaip du šuliniai? Dar vieną šulinį turi? Tas, va, kur kaip mišką praėjom, A, tengi yra, tai va, man kai buvo mažiau vandens, aš kažkaip surizikavau, sakau, reikia iš ten dar jungti, Aha. tą jungti, bandyti namą atvesti, nes sakau, karštą vasarą, kad nepritrūkt, žinai, aha. būna. Nes būdavo, kad vasarą čia pasenka, nes per tiek metų gal buvo, to vienas ruduo kažkus labai buvo, bet vos nesausas šulinys buvo, žinai. Aš ten dar laikės, žinai. Gal atplauks. Gal dingo batonovau. Buterbrodų pamėtį. Ne? Tau buterbrodus. Jai labiausiai reikia, tai reikia. Gal atplauks. A kaip čia užlipti? Buvo kopėčias, ne? Jo, kopečias buvo ir nelabai patogu, žinai. A, Dabar jau teisingai, kopėčias buvo. Gavos tokį padariau, ten net perskyriau. Ir vandam štai, bet Nu, einam į kitus apartamentus. yra 4 lovos tokios, nu, tai čia kaip 3 tokiem gal dar kaip... Bet čia neseniai tau daryta, čia dar naujai? Čia laiptai prieš savaitę padaryti. A, sakau, kad čia švieži. Tokie švieži. Kvapas dar jaučiasi. Na, kvapas dar jau. Čia spyna, Jo, čia spyna. o čia kiek vietų? Čia elektra yra, nėra? Yra minimaliai, šonė čia. Aha. Minimaliai, bet žinai, kaip jeigu kėpas ar dviese, kad ir galų gale, žinai, atskirai, kaip vasara. O, vantų krūva. Nu, vantas iš kur, žinai. Kaip sakant, jį papildomai. O čia palak už sienos, kas ten yra? Pas užlipsim po to irgi ten yra. Iš kitos pusės, ne? Jo, mėgamėjai padaryti. Tai tie jau ir žiemą jau šilčiau, čia bet nėra to šiltinimo. Tačiau, nu, pirti užkurianus, tai dar gal nesušaltam, žinai. Ne, tai kur tu vasarą. Taigi čia mėgoja, atsimeni? Nu, tai žinau. Betgi buvo pats vidurvasaris. Jo, Va, vidurvas. spyna. A, spyna. Arba nenusisuk galvos. Ir kojų. Šlepnaga. Na, tai jau čia toks užlipimas jau biški modernesnis. Gerai, gerai. Bet kas jau ir užlip, žinai, ypač jeigu vasarą, kai porą žmonių kokių gali apnakvindin, žinai. O ten kitą pusę pročiai, ne pročiai yra praeis. Yra, čia durys dabar. Ai, nu įdomu. Nes, nu, pirtis su kubalu, žinai, kad būtų kartus jau atskirai jau darai, tokias labai atskirtas. Va, žiūrėk, jau sumuštinis kapoj. O, jau kapojas sumuštinis. Džiumbai parodė, ką turi džiumba, tai čia. Čia viskas tas pats, ne? Jo, panašiai tas pats, vėlėtas paveikslas padovanotas man. Aha. Čia siuvinėta rankų. Ai, čia jos darytas? Jo, darytas. Čia išsiuvinėtas, ne? Jo, siuvinėtas. Nežinai, dabar siūlau tai visą čia. Išeit galim. Jo, šiaip galima šitas. Aparatūra. Čia va, perties dvasiai va, čia galima duoti biški pinigėlių, kad... Gal dalytų yra? Lytų, ne, nėra. Ne, ten kas įmeta. Atsikratė. Jo, atsikratė. Kas man... Ai, palauk, pročiai jau gažiek, ne? Tai matai, dar nematęs, pročiai galime. Nematas. Pirtis tai viskas čia tas pats daugmas, o čia veidrodis gal atsirado tik. Nu, pirtis kaip ir buvo. Kaip ir buvo, čia nieko Ką ten džiovini? Ai, aš Šermukšnis? Ai, Šketrašis. Šermukšnį dar reikia pasirinkti. Su ažolinė padaryti. Nu, reiks gal man vėl gydyti. Nu.
Nu, va, čia žiūrėk pasidaręs virtuvė. Čia irgi viskas veikia, yra vanduo, ne? Jo, veikia vanduo, veikia, viskas veikia. Palauda, čia jums. Reikia tik alaus. Alaus, ne, jo. O čia dar tas apšvietimas eina. Bon voyage. Užgesink. Vakare, žinai. Uždek. O. Ir čia dviejos vietos, ne? Dar yra tenais vienas. Ten tik tai biškia antų netaip matos, bet plėtelės tamsesnės klyjuosiu dabar, bet čia va praėjai. A čia, iš viršaus padaryti. Toks eina linija, kaip ir vakare biškia apsišviečia. Bet kai patamsti matos, neblogai, ne? Matos. Nu, bet ir apšviečia, ne? Tamsoja, jo. Čia kaip ir, žinai, sakytum, jau gali. Čia lėdai. Jo, lėdai. Nu ką, lipam čia. Čia yra darbo apeitalą tą visą. Jau marškinis nusimiu, reiks ir kelnes mautis sušylau. Čia dvi gulia, iš ko tu šernų priguldėjai? Šernų čia prigauliu per laiką, čia atvežė viens kit, žinai, tingi išdirbinėti pats. Ai, tu ir išdirbinėjai galą, ne? Jo, pats ir išsidirbau, žinai, ir pasilikau, sakau, kad nors reiks panaudoti, dabar biškai čia viena dar, žinai, čia metai gal laiką reikia biškios sutvarkyti, žinai. O tai, nu, dabar grinai, kiek čia yra mėgamų vietų? Aplamai visoji teritorijai. Tai 28, galim sakyti, maksimum, tokios maksimum, jeigu žiūrėt. Nu, žodžiu, iš bėdos 30, nes vis tiek visi nemiega ir maklinėjai. Visi nemiega, pirty gali porą ant foteliukų paguldyti. Tai žodžiu, apie 30 kažkaip. Gal 30 išvilktum, nu. O be palatinę kokią pastatyti gali. Šitą tokia nauja zona, atsivėrė nebloga. Palauk, kas čia buvo anksčiau, nu, kaip buvo, dar nieko nebuvo, ar tuščia buvo? Pieva buvo. Ai, pieva buvo. Pieva buvo, nu. Tengi nuo tų durų, nuo pirties, tengi langelis būdanuką atsidaro. Tiksliai, atsiprašau, matai, tai va, čia tas tavo kubilas, ne? Tas kubilas pradurtas, dvi skirmukas. A kur jį pradūrė, ai, viršų? Nedaug, žinai, o ten skilė. Čia tas tik brėzėms. Čia gal skilė, tą dermantiną pradūrė, tik tai nubiškį tą pažeidė šiltinimą, tą, nežinau, bandyti užklijuoti, kad neprisžiemą. O tu čia uždengęs dabar, nu, kad nepribirėtų iš. Jo, kad nepribirėtų jisai ir kaip kurieni prie laiko šilumą greičiau šilumą. A kur pats pečiais, kur čia šildymas? A čia elektra šilda? Ne elektra. Elektra aš net būčiau gal daręs ir elektrą arba kombinuotą, bet čia nedaug tos elektros, tai vos išvelka čia, žinai, sujungi, turėtų, tai, žinai, nerizikau ir daryti. O kur pečiais? Pečius ten nuvestas. Ten toliau. Tai čia padarė vamžys ateina tas vanduo? Vamžys ateina, žinai, labai gerai, nėra jo šalia, nei dūmų, nei čia matosi, čia koks ir terasai tik įsimontavęs gerai, žinai. Ne aukštai lyg patogiai, žinai. Va, žuvys tau plaukia po sumuštinių. A kaip tu tą ištrauksi? Ai, su traktoru savo kvadraciklą reiks traukti. Na, nežinau. Neišpešiau čia, ne? Čia blemas su traktoriu galėjau, čia tik tai, bet čia matai, galvojau, matys dabar, va, kaip šiandien pjovau, biškį nuvirta, buvo stovėję ant šakos stačiai, žinai. Galvojau, virs nevirsta, galą, kai nupjovau ir jis pavirto į čia. Jis buvo taip porė kabėję visas ant tų šakų. Ir dabar nežinau, dabar reiks lauk gal žiemos. Žiemą, kaip ledas bus, jeigu neužkilti. Nu, bet jeigu čia vada ten nupjovus, daleiskim, tada užkabinai su traktoriu, ją napjavo, bet išdraskis pievą, blema. Ja, blema traktoriu. Tai va, šūdus, nu, ne. Nebent žinai, kaip bus tas pašalę, neužšalę dar. Dar toks gali traktorius, tada reiks bandyti Petriukui skambinti, sakyti, kad atvažiuoti. Arba po biškį tada, kaip užšals pjausit. Nu, da bandyti papjausti. Kaladėm. Jo, bandyti gal jam paskambinti iš anksto, pabandyti, jeigu nebus įšalę, tai užkabinti tokią grandinę, kad iššauktų bent jau biškį ant sausumos, bus ramu. Nu, tai čia žodžiu 30 žmonių jau vietą sočiai dabar. Ir ant pievos gali šikti ir mišti. Jo, ir ant pievos ir čia. Ai, tiesa, gitolėtai yra jau modernizuoti. Nebereikia pievų. Modernizuoti yra. Kas nori gali biškį irgi.
Kas nebijo erkių. Nu, tas erkių nebijo. A tiesa, nėra erkių, neteka papulti. Nematėjom savęs niekada? Buvo, čia šiemet gal vieną ar dvi, žinai. Aš jau turbūt, man per tiek laiko, man atrodo, kokių 30 erkių buvo segę. Eik, tu. Aš turbūt jau gavau jau tą Vakciną. vakciną, žinai. Taigi, blė, tas pats parazitą tą patį turi leisti, žinai. Jo, Aš jo. manau, jeigu organizmas atlaikė tuo metu, turbūt ir gal užsiskaitė tos gavos, kad tas skiepą imsi. Nu, kaip ir tie būdavo ta pandemija. Toks įvėjimas, o čia tą tiltelį, čia kažkur negiau, čia kaip tik tokia biški buvo mintis, kad sakau, gal tas tiltelis kada būtų neblogai, žinai. Nėra gilę, nesunku bus tai padaryti. Sukalt kuolus. Tas daržas buvo biški vaičia, Bet buvo palinkis, jis atrodo biškė, ne? Ja, jis buvo palinkęs, Aha. čia tas kaip lenkimas, kuris tokius augdavo. O dabar jis stovėjo taip tiesiai, bet kaip nupjau galą, nukrito, nebeišsilaikė liktoras ant tos šakos, tai nukrito tas, kur buvo ore, kuro padėjo, bet dažniau jau. Ir va čia da tokia malkinytė bus, žinai, tokius... Bet dabar dar nėra malkų čia. Da nėra, dabar neatvežiu, žinai. Bus va padėkliuks toksai, apačioj padėti, viršui sudėti, čia bus va pečius tenai, žinai. A čia kondiškė čia Kondiškė, pastavi? jo, A kur čia ventiliuoji? Čia... Ant viršaus? Ne, pastatą šitą ten stovi vidury, bet ten į viršų duoda, nes vasarą biškai per daug čia užkaitina kartu. Tai aišku, ai. O namie neturi kondicionieriaus? Turiu namą irgi vieną pasistačiau. Irgi gerai, žinai, ar Tai aišku gerai. pasišildyti, jinai... Aš ir namie pasistatęs. Žiemą šildo, žinai, taip. prie minus 25 dar velka neblogai. Žodžiu, mano ten toks ąžuolas sodas turi namą įsitinais ir du tokios pasistatys, nežinau kokie ten galimumai, aš net neklausiu. Tai sako, taip iki 20 visam namui užtenka, 2. Ai, nu. O jeigu jau virš 20, jau tada reikia pakorenti, turi pečių. Ne, tai čia gerai tas dalykas, ne? Gerai, Tau tik elektrą nelabai neša. Nu, man elektrą, žinai, buvau jungęs, 2 kondicionierius išveža. Bet jau, blėt, jeigu orkaitę įsijungi, blėt, tą kept kažką ir ar batinuką, pizda, jau metai. O ką tau čia reikia padaryti, kad ta elektra būtų galingesnė? Žinai, čia tos... Įvada kokia geresnė čia. Ten vienas elektrikas sakė, kad vienas variantas yra, kad pastatyti saugiklius biški didesnis, bet tik sako, neaišku, kaip su laidais, kad nepradėtų svilti. Dabar yra 16, sako, 20 pasistatyk daugiau vešinai. Jis būt ir gal ir pakeitęs, neturėjau aš tų, žinai, prie savęs. Čia va malkas, žinai, priversta čia pilna, net laukė da buvo čia pilna, žinai, prisivežiau labai gerai buvo, žinai. Liuks, vien beržas. Jo, čia daug beržo buvo palyginus, nu, ten beržas su pušim tokia, su egle. Ai, dar gal drebolė. O ten kur, ten sodas? Čia tokia biški sodas, pušys tengi. Da, vartus ten padariau, anam gali išvažiavimas yra, o pro čia va gali važiuoti, žinai, jeigu kažką tai pro... Ai, tą keliuką pravažiuoji tavo, kuris sukti ten pro čia? Jo, pravažiuoji ir čia gali pro tą galą įvažiuoti, čia būna, jeigu kažką man čia atsivešti, nereik per kiemą važiuoti, žinai. Bet čia didelė, tu žolę pjauni tą ir vanči meti ją, ne? Jo, pučia iškart, žinai, nes taip tikrai čia, jeigu rimtai, užsipysi ten stoviniuoti. Kada čia pjauai, čia neseniai pjauti? Prieš 3 dienas gal nepjauau. Kada dabar pjauti, nu matai, Bandysiu gal rugsėjį. lietaus užvaris girdi dabar kitą savaitę. Dabar jau, jo, bet dabar matai, biški gerai, kad pamažėja ta vegetacija, biški jau sustoja, nebe vasarinė, žinai, nebe taip stipriai želia, žinai. Bet tai galbūt dasibaigčiau, bet tai tą dar reikia blema. Reikia dar klėti ten atkurti, tą dūminę. Klėtydavą bus galima apnakvindinti. Pala, ten ta dūminė buvo jau nuo senų laikų ar kaip? Ar tu naujai statysi? Iš tarkėlių. Ingi buvo sena pirtis, va čia va stovėjo, panašiai tokiai pačioj panašaus dydžio, aš tik čia va kalvė buvo, kur tas prengiuks, prie jums, kur laiptai kalvė buvo, o toliau ėjo sena pirtis, ir aš tą seną pirtį išardžiau, stačiau tą naują, bet ją perkėliau, ten buvo apinių džiovykla. Ir ant tos apinių džiovyklos pastačiau... A kur dabar bus ta dūminė? Dūminė ten bus, nu ten kur ėjom, prie to šone. Ten kur
stovi. Tai netoli to seno tualetą kažkada, ne? Ja. Kažkur tai stovėjo. Stogas yra jau, A. sienos yra, neatkreipiau viduje jau dėmesio. akmenys, plytas jau suverstas, jau reikia. Tai, o kada bus jau tada ta pirtis pradės veikti kaip pavyzdys? Gal taip, manau, Šiemet? gal aš ant naujų, jeigu niekur neišvažiuosi iki, Aha. manau, gal išeis. Bet ar tų antaninių tai daug? Daug tokie. Aplamai pilna obolių. O čia šitie irgi tokie, šitie grepštainiai vadinami gal? Jo, ne, čia, žinai, čia sėrenka gal kažkokia, bet jie irgi kai kurie yra labai skanus, o kaip nukrytę, reikia tik atsirasti. Ant to būna tokie O alyviniai va ten? alyviniai čia, aha. O grapštai va ten yra dvi obelys toliau. Bet jie irgi reikia. Aš turiu tokį tarbelą gal atsinešti. Tai gerai, labai gerai. Eina, atsinešk. Praklausim pilną. Ne, Akmenys aplinkui, žinai. toli čia į mišką gilin arba čia kur matau. Kur stogelis. A. Nu, jo. Ir čia tik Bet tai- jo gal nenaudoja anksčiau, ar kaip? Tai aš nuo pat pradžių jį pajungiau, kad vandentekis eitų, ta prasme. Ai, vaišerėjasi, ne? Jo, visą laiką į namą, žinai. A čia prakastų po žemėm Jo, kažkur po yra? žemėm čia prakasta, viskas išvesta, žinai, nes kažkaip ten buvo tokia rizika, žinai, sakau, kad blemba, čia biški žemiau, ilgiau laikas, o ten sakau, kad vdruk, jeigu vdruk tenais nebebus vandens, bus blemba, batai jas blemba, jeigu vidury vasaros kius karštos, žinai. O ten kažkaip gan visą laiką laikosi tas vanduo, žinai. Drėginiau, biškino jau nuoledžiau čia. Nuolydis jau toks. Kaip tik nusipirkau naują maišelį šiandien Lidlį. Oboliam. Sakai, obolių duosi. Ne, didelį tokį nusipirkau, nebijok. Yra pas mane yra tų Maximas maišelių galiu. Ne, gurgil, taigi ne. Vieną gamindavo, aš jų labai geri gau. Va čia grapštai, va. Mhm. Sirink kokį gražesnį. Tai visi supūj. Nu, rasi ką nors, ne? Ne, ką rasi, ne. Saldinių Ai, daidės. du. Ne, labai neblogai, aš ten jį pasirinkau, sakau, tai Gal tu sau čia? Ne, Violetai parinkai? taigi yra, da blemba, Violeta šiandien išvažiavo, tai blemba ten. Arba nebent laiko pastovėti, jeigu nepapus, arba naudot kokiom, ne, mišrainėm kokiom, bet jie, Gal sugriaušti? tie tai, na, pabandysi gal, žinai. Labai įdomus jų skonis, kai ypač prisirpsta labai geri, žinai, tokie. A kur tie alyviniai? Alyviniai va čia bus. Tik ant viršaus kraut reikia. Pirmoji idėja valgyti. Nu, pirmoji eilė, ja. Tai va čia reikia tik išsirinkti dabar. Taip, niekad čia nebeparys, užteks pasidėti. Tų alyvinių net nebėra, man atrodo, nei pirkti, jeigu norėtum pasisadinti. Man atrodo, kad... Tipo visokių naują rūšių, naują rūšių. Gal kas atgaivinės. Bet ten Nu yra... tai, Ten obuolius. yra tų maža ūgių. Ai, va ten da alyviniai yra. Ai, nebeikim, sočių pilna ačiū. Mhm. Nu, kitą